1990 kovo 10. Paskutinės Sąjūdžio deputatų klubo diskusijos. Parengti dokumentai Lietuvos valstybės atkūrimui. Nebedaug belaukti. Renkasi naujasis parlamentas. Lietuvos žmonių valia aukščiausioje taryboje 2/3 Sąjūdžio deputatų. Atvyko žurnalistai, svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Vakarų, Vidurio Europos. Gerbėmieji deputatai, Respublikos rinkiminės komisijos vardu sveikinu Jūs su sėkmingu Jūsų išrinkimu į aukščiausiai bei svarbiausiai Respublikos valdžios organą Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiąją tarybą. Nuoširdžiausiai linkiu Jums geriausios sėkmės, vykdant sudėtingas ir atsakingas deputato pareigas. Kovo 11 aukščiausios tarybos pirmininko rinkimai. Taip, nepriklausomos Lietuvos atkūrimas pagrindinis ir neatidėliotinas uždavinys. Šitą pripažįsta visa Lietuva, drįstu teikti, šitą pripažįsta visos partijos, tame tarpe ir komunistų partija, kurios nariu aš esu ir išrinktas pirmoju sekretoriumi. Tai pripažįsta ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir eiliniai mūsų žmonės. Koksgi tas kelias, koks tai turėtų būti optimalusis kelias žengimo nepriklausomybę? Aš manau, kad jis turi būti labai gerai apmąstytas ir apgalvotas. Tad ar Algirdas Brazauskas, ar Vytautas Landsbergis, Sąjūdžio lyderis? Man tenka apibūdinti savo programą. Nėra ji kokia nors asmeninė programa. Galėčiau nurodyti į Sąjūdžio rinkiminę platformą, o galbūt verčiau į patį Sąjūdį, į visą Sąjūdį, į jo esmę. Ne į organizaciją, į esmę. Slaptų balsavimų daugumą balsų aukščiausios tarybos pirmininkų tapo Vytautas Landsbergis. Te lydi jūs sėkmė ir saugo Dievas. Ačiū. Istorinė akimirka. LTSR nebėra. Vėl Lietuva atgavo savo vardą. Lietuvos Respublika. Laisvasis parlamente. Būkime vieningi, taurūs ir būsime laisvi. Ne, tai tu išėjai.
Gal vyrai nunešam? Einam, nunešam. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo